Šiandien aiškinsimės, kaip 3D modelių kūrimo kurti 3D modelius naudojant ištempimo ir iškirpimo priemonės SolidWorks programą. Kaip tai pasirenkame vėl detalę. Toliau eskizas, braižysime eskizą. Pasirinkti plokštumas reikia. Taip. Pasirenkame priekinę plokštumą ir eskizas, braižysime pleišto formos detalę nuo vidurio taško. Į abi pusės lygiai. Taip ir taip. Tvirtiname pasirinkimą. Toliau uždedame matmenis. Čia bus 200. Čia bus 100 mm. Taip pabraižėme eskizą ir dabar galime naudoti komandą. Iš eskizą galime naudoti komandą extrude mouse base. Naudojame šitą komandą ir, kaip matote, paviršius tampa trimačiu. Čia visokių pasirinkimų yra. Ir čia taip pat visokių pasirinkimų yra. Tai tarkime čia surface, vertex, offset. Ir tarkime offset. Pasirenkame offset 50. Kaip matote, detalė pasitraukė link 50 mm atstumu nuo paviršiaus, kuriame nubraižytas eskizas. Tai tikslinga naudoti, kai yra daug geometrinių primityvų ir juos norime braižyti tam tikrų atstumų vienas nuo kito. Galima offsetyti į kitą pusę ir į šitą pusę. Taip. Toliau galima pasirinkti, kad mūsų eskizas dvigubai mūsų eskizas abiejose plokštumos pusėse yra vietoj. Dar neužsidedam storis 10 mm, tai po 5 mm į abi pusės. Duodam storį 5 mm. Po 2,5 mm į abi pusės. Duodam storį gal 10 mm. Taip. Ir matote, koks storis. Toliau galime pasirinkti off, tai susiaurėjimas. 20 laipsnių į vieną pusę gali būti, į vidų ir jeigu čia į išorę. Tai taip galime susiaurinti. Panaikiname susiaurinimą, mums jo nereikia. Galime užsiduoti plonasienį elementą. 10 mm storio užsiduosim 5 mm storio plonasienį elementą. Primityvą. Ir čia į vieną pusę vidurio plokštumą po 2,5 mm į abi pusės ir 2 kryptis. Tai galime į vieną 5 užsiduotą, į kitą 10. Galime užduoti skirtingus į abi kryptis. Šiuo atveju mums to nereikia. Taigi pasirenkame primityvo storį 30 mm ir baigiame. Taip, tai redagavimas. Galime redaguoti
Čia, pavyzdžiui, pakeisti matmenį dvigubų paspaudimų iki 250. 250. Taip. Ir redaguojame. Redaguojame matmenis. Čia užsiduodame 300. 300. Čia užsiduodame 200. Čia paliekam 30. Taip. Taip. Dabar galime užduoti medžiagą. Tai einame į Material ir spaudžiame dešinę pilies klavišą ir tarkime konstrukcinis paprastas anglinis plienas. Užsiduodame, kaip matote, šiek tiek pasikeitė tekstūra. Toliau, jeigu daugiau medžiagų, tai einame į Edit Material ir renkame arimo medžiagą, pasirenkame medieną ir ąžuolą. Čia mechaninės savybės iš karto priskiria. Apply ir Close. Priskiria mechaninės savybės iš karto. Toliau redaguosime eskizą. Jis mums netelpa jau čia. Taip, nubraižysime du grafinius primityvus. Štai apskaitimas pirmas. Apskaitimas antras. Uždedame ryšį, kad jie tarpusavyje lygus ir uždedame matmenį skaitimui lygu 60. Ir pasikeitė iš karto dviejų apskritimų. Ir kaip matote, tas apskritimus mums iškirpo programa automatiškai šiuo atveju. Bet tam atveju reiktų naudoti komandą rootcut. Toliau pasirenkame sukurti eskizą. Taip. Ir dabar paimam ašinę liniją nustatyti viduriui. Ašinę liniją paimam. Ji nedalyvauja 3D primityvų braižyme. 3D komandos jai negalioja. Taip. Ir nusibraižome apskritimą. Skersmuo bus uždedame matmenį. Matmuo 120. Ir matote, dabar ekstrudiname dotą apskritimą. Štai. Matote. Taip. Ir užsiduodam 80. Ir baigiame. O kaip matote, atsirado dar vienas geometrinis primityvas.